Kaip vertinate savo pasirodymą? Nepavyko gyveninti tai, ką planavau. Medalio tai nėra. Ketvirta vieta, aišku, manęs nervuoja. Ką darysi? Planavote medalius? Norėjau apie sportavos užlipti, bet pritrūko pusę metro tam įgyvendinti. Rezultatas liko tas pats nuo Osakos. Taip, panašus rezultatas. Bet užtat, kaip matau, pasikeitė visiškai metikų karta ir štai matot galėtojai aukso medalio laimėtojas ir sidabro medalio įveikė 69 metrus, labai didžiulį rezultatą ir galima sakyti, kad tai keičiasi. Nustebino Malakovskio ir Hartingo dvikova? Iš dalies taip. Nors aišku tikėjausi, kad ir Robertas Hartingas bus namie stiprus. Robertas pernai įrodė, kad vis tik tai sidabro medalį turi Pekino žaidynių. Gal kiek Gerdas nustebino. O Gerdas, kas su juo atsitiko? Tai pasaulio čempionas. Pasakyti, gal paveikė pirmi metimai tolimi. Šiaip planavote gal pirmais metimais padaryti savo geriausią rezultatą? Aš labai neplanavau, vis tik tai pirmais jau sunku man padaryti tą rezultatą, vis tik tai gal tikėjausi, kad vėliau seksis geriau. Tas paskutinis 6. bandymas, į jį buvo sudėta daug vilčių buvo. Dėjau tų vilčių, bet man atitinka. Per anksti viskas tiesiog išslydo. Kas toliau? Kas toliau? Ilsėsitės? Reikia pabaigti sezoną dar bus finalinės varžybos. Žiūrėsim kaip toliau.